Sveiki bičiuliai, sveiki berniukai ir mergaitės, broliukai ir sesutės. Na kągi, noriu šį kartą papasakoti jums pasakėčią iš terariumo gyvenimo. Ir apie kągi bus šį kartą pasakėčią. Ogi bus pasakėčią apie tai, kad, žodžiu, Nevidono tarnai ir visa ta sistema jau ten terariume yra paskelbę, kad, žodžiu, vaikai tai yra viena iš didžiausių grėsmių klimatui. Jau ten, žodžiu, ten šūdmokslininkai irgi nustatė, kad jau, žodžiu, vienas vaikas tai ten ar 40 ar 50 tūkstančių tonų CO2 iš karto reiškia ir ten vienintelis būdas išgelbėti planetą, tai kad nustotų, žodžiu, žmonės gimdyti vaikų, kad nebepratęstų to savo giminės. Nu, iš vienos pusės, aišku, čia kaip ir yra, gal ir galim sakyti ir teigiamų dalykų, nes, nu, kas nebegimdys? Nebegimdys, tai tik tai dundukai, nes, nu, protingas žmogus, nu, normalus žmogus, sutvėrėjo vaikas arba apskritai besigaudantis situacijų, kas ten dedasi tam terariume, tai jisai supras, kad čia yra melas ir jokių būdų nenustostų savo vaikų gimdyti, o kaip tik, kaip sakant, gal ir dar daugiau prigimdys. O dundukai, tai žinoma, aišku, jie visi bėgs iš karto ten kastruoti, sakykime, keisti ten lytį ir daryti visokius kitokius panašius dalykus, tik jau gink dieve, jau vaikų nebegimdys. Nu ir žinoma, ta sistema visai kaip ten propaguoja tokį dalyką, kad, žodžiu, vienas dalykas, tai aišku, moterim karjeras visokias jie ten reklamuoja, kad moteris turėtų iš pradžių iki 50 metų daryti karjerą, o paskui, aišku, jau ir vaikų per vėlų yra gimdyti, sakykime, o Liulius dabar dar jau nebeužtenka tos karjeros, dabar jau dar, aišku, nauja jis yra melas įsigalėjęs jau, nu, neįsigalėjęs, o prasidėjęs, sakykime, tam terariume, tai, žodžiu, dabar jau konferencijose visokiuose jau moterim irgi aiškinama, kad, žodžiu, vaikai tai yra tiesiog ne kas kita kaip parazitas moters kūne, žodžiu, jisai ima iš moters kūno viską, o nieko moters kūnui nieko neduoda. Ir, nu, žodžiu, apskritai čia jau yra abortai visur jau ten teisinti. Čia nesiskaito, kad tu čia vaiką nužudai kitą gyvybę, o čia tiesiog skaitosi, kad tu pati savo kūnų tvarkaisi kaip nori. Tai, žodžiu, moteris, jeigu žudo savo vaikus, tai jinai jau skaitosi labai protinga ir apsukri, sakykime, ir jinai moka suktis gyvenime ten ir taip toliau. Tai va, ir tų parazitų, žodžiu, jau su praplautom smegenim tos mergaitės, kur mokyklose jom praplaus, tai jau žinoma, irgi jos nebenorės turėti parazitų savo kūnį, vaikus apskritai žiūrės kaip į parazitus. Tai ir, aišku, dundukai, nu, ir tėvai vadinasi, tų vaikų yra dundukai, jeigu jie nesugeba išaiškinti priešingo dalyko, tai ir, aišku, tie dundukai jau nebepratęs savo giminės, nu, iš vienos pusės, aišku, galbūt tikrai ta, sakykime, žemė apsivalys nuo tų dundukų ir jų sumažės. Nu, bet dabar toliau einam kitą noriu biškį temą dar. Nu, va, dar yra dundukai tokie, kurie, sakykime, tarnauja sistemai. Tai, žodžiu, yra tokie sistemos klapčiukai vadinami. Nu, yra pakalikai tokie, kur šiaip, sakykime, visokiais sistemos tarnautojais dirba, tai aš juos ten vadinu pakalikais. Paskui yra, žodžiu, jau tokie kaip ir klapčiukai, tai, žodžiu, policininkai visokie. Ir kareiviai, aišku, čia yra, bet pirmą dabar apie tuos pakalikus. Nu, ir, žodžiu, visi, žodžiu, tie, kurie tarnauja sistemai tam terariume, tai galima jos drąsiai priskirti, jiems skirti tokią, kaip čia dabar, psichinę diagnozę, kad jie yra visi idiotai arba debilai. Nes tik tai idiotas arba debilas gali prisidėti prie savo vaikų, savo ateities naikinimo, savo ten brolių, seserų, močiučių, senelių naikinimo, nes sistema vienareikšmiškai siekia tik vienintelio dalyko, kad išnaikinti kuo daugiau dabar žmonių tam terariume. O idealiu atveju, tai aišku, norėtų visiškai visus išnaikinti. Tai todėl vat, visi dundukai, kurie tarnauja sistemai, dirba visokiais ten tais tarnautais ir taip toliau, nu, tai juos niekaip kitaip, kaip sakykime, idiotais ir debilais vadinti turbūt ir nebūtų galima. Nu, su kai kuriom labai mažom išimtim, apie tas išimtis aš turbūt pakalbėsiu gal pačioj pabaigoje savo to pasakojimo. Na, kasgi dar dabar yra, aišku, ir pačioj pirmoj vietoj, nu ne pirmoj, antroj vietoj, nes pirmoj vietoj tai aišku yra tie pakalikai brūkšnelis budeliai, tai medicinos visokie darbuotojai, tai jie aišku pirmoj vietoj pas Nevidoną yra, labiausiai prisideda prie žmonių gyvenimų žlugdymo, žudimo žmonių ir lošinimo. O antroji vietoje tai yra, aišku, kariai. Tai kariai, visokie patriotai, sakykime, nu, tai jie galim sakyti, kad yra dundukai žudikai, kurie yra pasiruošę žudyti kitus, tokius pat dundukus, aišku, iš kitos administracinės teritorijos. Nu, aišku, jie, aišku, dar ir pasiryžę, kaip ir policininkai, beje, irgi pasiryžę ir savo vietinius dundukus visus ten mušti su bananais ir visai, kaip, sakykime, kitaip ten riboti jų laisvės ir naikinti ir luošinti ten jų gyvenimus. Nu ir, žodžiu, tie dundukai, vat kariškiai,
žudo tos kitos šalies dažniausiai, sakykime, dundukus, nes jau tos pačios šalies tai jau čia tik retai būna, kada pasitelkiame kokią nors ten karinę situaciją, ar kaip ten tas karinis režimas, ar panašiai, o dažniausiai žudo kitos šalies. Ir jie bežudydami dar žinoma ir vykdo visokius kitokius dar Nevidono labai propaguojamus apsukrumo darbelius. Tai tie nevidoniški apsukrumo darbeliai, tai kom jie pasižymi? Ogi jie pasižymi, kad jie vykdo dar visokius ten griovimo darbus, prievartavimo, plėšimus, ir kitokių žmonių gyvenimo visokius žalojimo darbus daro tie kariškiai kituose, sakykime, šalyse ir jau taip jie prisideda labai prie Nevidono apsukrumo. Nes, jeigu tu, sarkim, neapiplėšiai ko nors, ar ten neišprievartavai, tai koks tu, tai visai esi durnas tada, čia žiūrint iš to Nevidono tų pakalikų, sakykime, pozicijos, tai ar klapčiukų iš Nevidono klapčiukų pozicijos tau pasitaikė proga, o tu kaip čia nepasinaudoji. Taigi jie ir sako, kaip čia sako, hočiu žyti jumi į virtiecą, ir visokių tokių panašių patarlių yra pripasakoję, priruošę dundukam, kad jie žinotų, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje. Žinoma, tie Nevidono tarnai, kurie jau ten siunčia juos žudyti kitų dundukų tokių pat, tai jie patys niekada neina, nei jų vaikai, nei jų ten giminaičiai, niekada neina į jokį ten karą, niekur nepuola ten kariauti, kabutėse kariauti, nes karų iš tikrųjų nėra, visur vykdama tiesiog planinė dundukų utilizacija. Tai o jie ir toliau sėdi savo kėdutėse su baltais marškiniais, su kostiumuotė visi, pasipuošę, įsičiustinę, gerai išsimiegoja, o dundukus jau tuos vakarius jau siunčia žudyti kitus dundukus į kitas šalis. Ir ką dabar, kągi galėtų daryti tam terariume, sakykime, tie dundukai ar nedundukai. Nedundukai, tai aišku, tai galėtų, ką reiškia dundukas? Dundukas, tai noriu priminti, kad yra tas, kuris tiki sistemą, tiesiog yra apgautas žmogus. Didžiąja dalim dundukai yra tokie, tiesiog nuo mokyklos juos, kadangi ten dundukina, mokina visokių, sakykime, nebūtų dalykų apie pasaulį ir apskritai meluoja ten, nuo pirmo žodžio turbūt iki paskutinio, gal ten pasitaiko koks vienas kitas išimtinis mokytojas, kuris galbūt ir teisybę pasako, bet čia irgi neilgai, nes greitai terariume ir mokytojų nebeliks, nes dirbtinis intelektas mokins jau dundukų vaikus, o ten jau kokią programėlę įrašys tam dirbtiniam intelektui, nei žodžio, nei į kairę, nei į dešinę, jau ta programėlė nieko nepadarys. Ir jau dundukų vaikai bus dundukinami 100% pagal tinkamą programą, sakykime. Nes dabar dar tikrai pasitaiko vienas kitas, sakykime, mokytojas, kuris nėra dundukas ir dar vaikam pasako gal vieną kitą, sakykime, žodį, arba bent jau palieka tokį kabliuką ar seklytę tokia įdeda tiem vaikam į protą, kad jie paaugę galbūt patys prisimintų ir suprastų, kad ne viskas yra taip, kaip ten ta sistema pasakoja tuose vadovėliuose. Tai kaipgi su ta sistema, kągi reikėtų daryti. Sistemas geriausia kova, aišku, terariume su sistema pati lengviausia ir paprasčiausia, nereikalaujant jokių ten, sakykime, ypatingų susibūrimų, nes kai tik tai pradeda burti žmonės, tai juos labai greitai tos dundukų tie klapčiukai, tai visokių tarnybų darbuotojai, tai jie iš karto juos ten suseka, identifikuoja ir susidoroja. O reikėtų iš tikrųjų kiekvienam ignoruoti sistemą individualiai ir daryti bet kokį ten tos sistemos sabotažą. Sabotažą tai turiu omeny, kad tiesiog nevykdyti tų visų kažkokių tai nurodymų ar panašiai. Aišku, geriausiai tai būtų pats idealiausias atvejis, tai kad tie, sakykime, dundukai, klapčiukai ir dundukai tie tarnai, ne tarnų, tai jau aišku jau nepakeisi, bet tuos klapčiukus ir pakalikus galima pakeisti vieną kitą, sakykime, atvėrus jam akis ir aišku ir atsiranda tokių vis daugiau, kurie tarnauja sistemai, bet supranta, kad jie tarnauja sistemai ir prisideda prie savo pačių ateities žudinimo, tai jiem aišku būtų geriausiai patarti tokį dalyką, kad jie irgi užsiiminėtų, tarkim, tų savo darbo imitavimu ir tokiu būdu, sakykime, sabotuotų tą Nevidono valdžią, sakykime, tai tiesiog nevykdytų jų nurodymų ir ne tai, kad nevykdytų akivaizdžiai, o tiesiog slaptai nevykdytų. Tarkim, liepia ten kažką padaryti, kažkur nuvažiuoti, kažką ten primušti ar kažkokį protokolą surašyti, tai jie gali nuvažiuoti ir to protokolo nesurašyti arba surašyti jį kažkaip tai ne taip, sakykime, arba nerasti ten to, ko reikia, arba išvažiuoti, iš tikrųjų važiuoti savo reikalais pasitvarkyti, bet sakyti, kad išvažiavai ir visą dieną ten dirbai. Daugumoje, aišku, ir taip daro tie klapčiukai, bet daro jie iš savanaudiškų paskatų, bet galėtų daryti ir ne tik iš savanaudiškų, o būtent dėl to, kad tai sistemai kažkaip tai pakenkti. Tai tą aš ir turiu omeny, kad jeigu yra tokie, sakykime,
sistemoje dirbantis žmonės, kurie jau supranta, kas ten yra ir kas čia do sistema ir kur tą sistemą veda. Tai ir tie, kurie, sakykime, būtent ignoruoja ir sabotuoja tos sistemos kažkokį tai darbą ir ten visokius pagaliukus pakaišioja karts nuo karto, kad taip gerai neveiktų ta nevidono sistema, tai tie, aišku, negalime jų vadinti nei debilais, nei idiotais, nes tikrai turbūt yra tokių situacijų, kad žmonės yra papuolę į spastus, prisijėmė ten, sakykime, kažkokių paskolų, hipotekų visokių ir taip toliau ir jie tiesiog neturi kito pasirinkimo, kaip vaikščioti ten kiekvieną dieną į tą darbą nemylimą. Ir tai va, aš galvoju, jeigu jau yra toj sistemui, ar tai tarnautojai, ar kažkokie ten klapčiukai, tai bent jau galėtų tai savo tuo vaikščiojimui to darbo prisidėti būtent prie tuos sistemos kažkokio tai gravimo ir stabdymo. Čia, aišku, noriu visus nuraminti, kad čia aš kalbu apie terariumą, čia mūsų planetoje Žemėje ir demokratinėse tose mūsų šalyse, tai čia apie tai net nėra ką kalbėti, nes viskas yra ne taip, o čia, žodžiu, aš pasakoju pasakos apie išgalvotą tą pasaulį terariumą, kur viskas yra pačių blogiausių scenarijų, koks tik tai praktiškai gali būti ten tiem jau terariume gyvenantiem žmonėm. Tai va, tai todėl ir sakyčiau, kad va, terariumo tie visi tarnautojai, sakykime, ar pakalikai, ar taip toliau, kurie jau nusijima tuos makaronus nuo ausų ir atsidundukina ir patampa jau normaliai žmonėm, arba bent jau pradeda matyti, tai reikėtų, žinoma, ignoruoti ir sabotuoti tą nevidono sistemą. Ir tokiu būdu, aišku, tie nevidono planai nebūtų įgyvendinami, bent jau nebūtų įgyvendinami taip greitai, būtų jie, sakykime, kažkaip tai nukeliami, o per kuo daugiau to laiko, aišku, tuo daugiau atsirastų tų atsidundukinusių tų žmonių, kurie vis suprastų, kas čia dedasi. Ir aišku, ir nevidonui vis būtų sunkiau ir sunkiau įgyvendinti savo planus. Tai turbūt tiek aš ir norėjau šį kartą papasakoti, čia turbūt apie tuos dundukus karius žudikus, kurie žudo ale patriotai. Neaišku, kieno jie patriotai, nes niekada jie negina savo žmonių, nors priesaika, kad ginti ten žmonės, ginti ten savo tautą, šalį, bet jie gina vienintelį dalyką, tai tik nevidono tarnus, o savo žmonių nei šalies jie niekada negina. Tai dėl to jie ir yra patys didžiausi, sakykime, tie dundukai, žudikai, patys blogiausi. Jie antroji vietoj, kaip ir sakiau, pirmoji vietoj tai yra medicinos darbuotojai, negaliu jo vadinti nei gydytojais, nei dar kažkokiais, nes nieko jie negydo, o tik tais lošina žmonės. Tai va ta gražia nata, kaip ir turbūt ir užbaigsiu. Tikėkime, kad atsiras daugiau tų nedundukų dirbančių sistemai ir ta sistema pradės braškėti kaip ir viskas, nes nevidono, žodžiu, tie visi tarnai, jie nemoka nieko kurti, jie moka tik tai griauti. O jeigu jiem kažką tai biškai, kaip sakykime, pagaliuko į tos ratukus jų ten besisukančius kažkur prikaišai ir kai kažkas jau jiem pradeda griūti, tai jau jie nebežino, kaip ten tą viską sutvarkyti ar sutaisyti, nes pradeda griūti ir jiem reikia koreguoti tada arba kurti kažkokius tai naujus planus. Tai tokiu būdu galvoju, kad yra labai dideli ir geri šansai kažkaip tai va tą sistemą prabuksuoti terariume, kad jinai tam terariume neišnaikintų visų ten to terariumo gyventojų ir galbūt jau sistemai sugriuvus, tada jau tie gyventojai galėtų gyventi toj idealiausiai santvarkai, tai anarchijai, kai kiekvienas atsakingas pats už save, kiekvienas padeda vieni kitiem, kiekvienas savimi rūpinamisi, kiekvienas daro tai, kas, sakykime, jam tinkama ir kuom jisai nori gyvenime užsiimti, o ne kažkokią tai prievartą, kad jam, pavyzdžiui, yra tokios prievartos, kad būtinai turėti kažkokią ten karinę tarnybą, liktai tu kažkam esi skolingas, ne kažką, tai, žodžiu, daug tam terariume yra tokių nesąmonių, kur tiesiog žmonės yra prievartaujami ir neleidžia jiem gyventi normalaus, kūrybiško, ten žmogiško gyvenimo. Tai, viskas, jau turbūt daugiau nebešnekėsiu, nes ir taip jau ilgas tas gavosi video. Iki kitų kartų, iki kitų pasakėčių, kai ką nors prikaupsiu, kokių nors idėjų, tai papasakosiu ir kitas pasakėčias. Iki.